Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Šiandien pradėsim nuo motociklo. Kaip jau pradžioje matėt, pirmas darbas buvo pasistatyti ant stovo, nusikelt rūrą į viršų, kad stovėtų. O tai daroma dėl ko? Viskas labai paprasta. Dieksiu pavarų sensorių, kad, žodžiu, kai važiuoji, jeigu esi toks žioplas biški kaip aš, neskiri pavarų važiuojant, tai tau turi rodyti šitas dačikėlis. Pirma, laisva, man atrodo, ir iki 6. Tai jeigu rimtai, tai dažnai tai būna, nežinau, varai, tarkim, 6, aišku, čia litras kitaip, 6 turi gazuoti, žodžiu, ieškai bėgių. Tai pirmas mocas, tas toks gatvinis, į kurį dedu šitą dačikėlį, nes tiesiog bus įdomu išbandyti ir manau, gal biškai įdomiau. Važiuoji antru, žinai, kad antru muši 3, važiuoji 4, daužai, kažkur lendi, galvoji, kurio čia važiuoji antru, 3, iš 4 į 3, 2 kyli, krenti, žodžiu, daiktas. Taip, kas toliau šitam aparatui, pasikeičiau veidrodėlius, nes buvo senos pusės, bet žodžiu. Buvo toks originalas, viską, tai nupirkau iš kiniečių tokie Batmano aštrus, pralaidus, faini veidrodukai. Nu, palyginimai, atrodom taip. Tai gal visai ir gražiau. Čia atsilenkia, kai nori, barzdą gali nusipešiuot, nu žodžiu. Kažkas taip žiūrėsim, ar patogu, ar ne. Originalą visada spėsiu pasikeisti. Toliau pas mus meniu su šito motocikliuku. Tai vienas posūkis jau išimtas, tai buvo tokie. Ir vienas buvo iš vis be nieko. Tai žodžiu, nupirkau tokius, kokie turi būti. O turi būti tokie, kur į šitą plastiką jie gražiai įsistato ir geriau atrodo, solidžiau ir nelieka tų tarpų, nu, žodžiu, viskas taip, kaip priklauso. Tai va, tokie darbeliai, paskui nusipirkau quadlocką, irgi kiniškas, bet kuo puikiausiai jis ten atlieka savo darbą, skaičiau, tai jisai dėsis tada vietoj, pasiimsiu kamerytį į rankas ir tada aš jums parodysiu viską, kaip turi būti. Tai va, šitas quadlockas, čia tokia apdaila dedasi. Taip. Parodysim. Opa, na čia taip turėjo būti. Tais metais taip ėjo, žodžiu, šitą apdaila. Bam, nusiėmi. Tada per šitas vietas, kur varžtukai yra. Skylės reiks didinti, nes kiniečiai mažas padarė. Montuoji šitaip. Ir viskas. Tau, nu, žodžiu, principas toks, va. Tai va, ką dar nupirkau čia koinytės tokias ant šitų rezervuarų. Kas toliau, tepalo propkė va tokia. Sekantis darbas. Tai technikinė baigėsi gegužę, bet žodžiu, šitą snarglį visą mesiu lauk. Nes man labai negražu. Tai kažkokį iš metalo reiks gražų pasidaryti, mažiukus pasukiukus solidžius pasidaryti ir tikrai šitą rūrytė geriau atrodys. Tai va, kas daugiau, iš tuningo, kas čia pasiinu Leovinčia, o toliau nieko, tas rankenėlės, iš žmogaus, kurio pirkau slaiderius dar atsiūs. Rankenėlės, to sakė, yra trumpesnės, bet irgi nežinau, ar man jų reiks. Čia tokius va, šudeliukus uždėjau. Tipo gal gražiau, ne? Na, žodžiu, nesąmonių tokių, bet nedaug kainuoja, tai galima burti. Sėdynė irgi atsiūs. Nu tai va, dabar, žodžiu, pasigražinsim, pasidailinsim, lauksim sezoniuko. Litriukas, šitie tik ką mėgsta, tai tepaliuką paryt, bet to mes nebijom, dapilsim to tepalą ten, jeigu ant štuko skilų 600 kokie, ar tai tas pats litras, tikrai negazdina. Tai
Tai va, bus įdomu išmėginti. Tokį turėjau modelį tik 600. Tai bus įdomu išmėginti poną litrą. Gerai, su šito tiek aparatų. Darbai tokie. Paskui prieš sezoną žvakės nupirktos. Žvaigždės grandinės susižiūrėti. Ir kažkaip taip, tepaliukas, tai čia savaime aišku. Tai va, tiek apie šitą. VZR'as gale irgi stovi. Tai tam ponui čia vat parduodamas egzempliorius, kurį rodžiau praeitam video. Šitam ponui, žodžiu, kol kas nieko, nes jisai viskas čia pasiva toks, jis grįžo iš Amerikės. Šitie buvo, tas juodas tamsus nikelis buvo, Batmano veidrodėliai buvo, Batmano rankenėlės irgi buvo, laikiklis netgi telefonui buvo, man tiko. Šitie buvo, bet imsiu lauk, man jie visiškai neaktualūs, tik tai išplatėjo mocas, sėdynė galinė nupirkta, kobros išmetimas irgi buvo. Tai va, šitas daiktas piktas, geras, špūlė kokia galėva, ranką pridedi, delnas net neapžioja. Tai va, šitas irgi smagus daiktas, tai žodžiu, 3 aparatai, su šituo pakaifuot, su šituo pasportuot, su šituo išsikraut. Tai va, tiek apie pasiruošimą sezonui. Ir ką tada šokam žiūrėti toliau į Pirikupo gyvenimą. Grįžo 2 mašinytės. 2 motociklai šiandien nupirkti vėl Vokietijai. Tai va, lekiam tada į vieną judesiuką, vieną garažiuką. Parodysiu, kas ten grįžo. Dar va, pamiršau, kaip jisai pasijungia. Tai plastikas nusiėmė. Yra originaliai fiškė. Ir žodžiu, pasijungiu fiškę. Ir tada jį reikia pririšti. Čia turėtų dabar užsidegti L raidė. Ką reiškia learning. Ir tada reikia bėgius mėti. Tai pasibandau užsikurt pirmiausia, ir jis man čia užsikurt. Kojelėgi, nu supratau, tai taisom padėtį. Nu va, išsikrovė. Opa, audelė bulka A4, 98 metai, 1.9, tada įnas, 81 kW, nupirkta aukcione, nesakysiu kuriam, nes dar negalima išduoti, paliksim intrigą, nupirkta už 511 pinigų, parvežimas iš Druskininkų 80 eurų. Kokius 9 išeis technikinę metam, tvarkinga, važiuoja, pribambasų visokių tokių, žiema užkniso juodai, kaip jum, neatsibodo dar, žodžiu va, nu ką, bulka ir tiek, modifikuotas vairas, prapersos sėdynės, mechanas, vat, lubos, va irgi, Star Warsai, tai žodžiu, bolidas toks, o rytoj turėtų grįžti iš Vokietijos aparatas. Irgi dar nesakysiu koks, parodysiu po šito epizodo. Tai va taip, tai grįžta anas ir tada pabandysiu papasakot, kuri čia ta rinka įdomesnė, ar Lietuvos triperiai, ar vokietukų variantai.
Tai ką, laukiam tralo ir susimatom vėliau. Nu va, naujausi pirkiniai iš vokiečių. Biški pergrūstas garažas, tai kažkaip filmuosiu, žodžiu, kavą. Kawasaki R5 modeliukas 2001 metų ar 2002, nebepamenu. Jau šitas netoks originalas KGS buvo tie švarūs gražus. Čia jau grandinė, auksinės spalvos, padanga burnauto mačius, posūkiai iš Ali, nu ir vairas. Tai čia ekskliuzyvinis sprendimas vokiečio, žodžiu, sulenktas per čia vairas. Ir nežinau, kodėl tai padarė, ar čia kažkoks kritimas, bet čia nenubraižyta, nieks rankenėlės, nieks neišdaužyta, bet vairas išlaužtas, nu padaryta toks tipo kaip Harley būna į viršų. Nežinau, kokia čia buvo mintis vokiečio, bet nu patys matot, nesąmoninga. Rida 19 tūkstantėlių, čia tokie tuningai jau va, visokie tokie, nu žodžiu, bet kuriasi tvarkingai, visas švarus, gražus, neapstepalavęs čia niekur. Lemą čia, sakau, labai blogai. Kažkaip taip, nu žodžiu, biškį rankų pridėt. Ir visai nieko, toks va su A2 kategorija motocikliukas. Tai šitas nupirktas buvo pats mocas. Daug skaičių, tuoj viską išgaudysim. 5,50 parvežimas 2,5. Jo. Tai jisai kieme atsistojo 800. Teisingai, jo. Ir žodžiu, antras egzempliorius grįžo Aprilyje Leonardo. Metų nebeatsimenu. Kažkas apie 2000-uosius, man atrodo, 125 kubikai. Čimodanas. Irgi toks visas kuriasi, viskas sakei. Du raktai, pasana irgi du raktai. Tai va šitas gavosi 300, parvežimas 2,5, finale 5,5. Tai va padangėlė šito ledas. Nu toks aišku, čia va padažinėt biškį tą, na čia pakaityt. Nuliovas, bet kitokie pinigai 1,25, su B kategorija galima važinėti. Tai manau viskas labai čiotkai gaunasi. Tai va užbaigimui KXJ dar tebestovi. Tai manykim, kad sezonui reiks pakelt, išpoliruoti, nustvarkyti iki galo. Banditas išėjo, su šito finale gavosi taip. Ta veidrodžius rodžiau, tuos nesąmonės rodžiau. Ta rodžiau, o su tuo indikatorium pavarų. Su šitą žaisliuku, tai čia žodžiu, bandžiau aš jį gaudyti. Nežinau, kažkas ne taip man čia nesusigaudau aš tų pavarų, tai finale dabar sutvarkė tą autobusiuką auksinį. Vešiu žodžiu meistriukui žvakes pakeisti. Tepalus prie sezono, viskas jau čia tuoj manykim sezonas ateina pas mus. Ir viskas tada ką, paprašysiu suvesti indikatorių iki galo. Tai va, su mocais tiek tada. Naujienas parodžiau, banditas parduotas. Liko, kiek ten man atrodo, 100 gal eurų, kažkas tokio. Tai va, finale dabar grįžo BMW 61 iš vokiečių. Einam tada jį, parodysiu kaip ten kas ir pažiūrėsim kokie ten pinigėliai. Nu va, 61. Pizdėts pagalviai. Susėdo per naktį. Taigi, ką, 2005 metų. 525 dizeliukas, automatas, juodas. Pirmi darbai žibintai susipoliruoti. Parkus turim, ksenonus turim. Panoramkę turim, panoramkę užstrigus. Pažiūrėjau, ten kažkoks yra resetinimas, jeigu ne iš vidaus reiks kalt ir kad susistumtų salonas, ką skuduras. O švarus, tvarkingas. Net cheminio nereikės. Toliau kas čia pas mus. Vairiukas va, raktinis, bet berods, ne, jeigu neklystu. Irgi labai tvarkingas, išvalytas, paruoštas pardavimui automobilis.
Telikas mažasis, automatukas, šildomos sėdenės, klima, rida 290 su biškiu. Variklis viskas tvarkoj, kėbulas irgi buvo liemėnė. Tai va, nupirktas už 511 pinigų, plus mokesčiai 450, pervežimas 500. Skaičiuokitės patys. Kažkas ten grubiai skaičiau 1,5 štukos eurų. Iš kokias 2 reiks dėti, 1,9, 1,8 tegu išeina, taip nieko per daug nedarant, nuplaunant. Liks 2,300 ir labai valio. Tai va, finale ką? Emocijai mašinos, ne? Tai nežinau, tiek vokiečiai, tiek Lietuva iš tikrųjų yra ok. Kartais vienos geriau išeina, kaip sakyti, vienos šalies aparatai, kartais kitos. Tai nu, ten, ką aš neku, kad Lietuvoje nupirkė ten tos laužiukus va tą. Na, 4 kaip rodžiau. Tai irgi ten 100, 200. Opa, galvaus sniegas ant galvos jau. Jau mat, bus jau kelnytės turbūt biški su dryžim likę. Tai va, tai viskas ok, žodžiu, ten ir ten galima uždirbti. Emocijai mašinos toks irgi aukso viduriukas. Kartais ta mašina grįžta, nieko nedarai, kilimėlius išpurti, nuvalai. Kažkokius ten kasiekėlius ir parsiduodi ir užpliusini. Kartais parsiveži nesąmonę su snukiais nuimtais, bet jau nebevežu, nes atsikando. Na, aišku, reikia patalpas geras turėti. Kamera, keltuvas, viskas tada būtų maloniau dirbti, bet anas ofisas, tai jau viskas, nebenoriu iš ten tų projektų tokių, ką dariau anksčiau. Toliau aukcionai, nu tai viską minėjęs aukcionuose, kaip kas irgi, kaip ką gausi, perki nuotraukas, kai ten būna rašo, kiek tą modelį, už kiek tą paimsi tiek. Tai kartais žmonėm nedaina, kad ten yra aukcionai, ten ta kaina sužinoma tik aukciono ir būtent to modelio, pavyzdžiui, tą atėjusio laiko aukcionė. Nes daugelis galvoja, jeigu parašyta 100, tai 100 nupirksiu. Ne, taip nebūna. Nu būna, aišku, bet nem tokių aparatų, kai ten pradeda rašinėti, žodžiu, būkite optimistai. Kas dėl biznio, galit sukti tiek mocus, tiek mašinas, nežinau. Lietuva ar Vokietija, ar ten Italija, ar ten Prancūzija, italai sukčiai. Prancūzai, nežinau, nebandęs. Tam pačiam auto vienas yra daug iš prancūzų, bet nežinau, kažkodėl nekabino manęs. Suomija aukščiai ištrintas reikalas. Yra ten žmonių varo, giriasi, kad 1000 lieka. Tai iš privatų kas perka galbūt jo, bet tie, kur kopartė perka, tai tiesiog žmonėm gėda pasakyti, kad liko 102. Nes visigi pas mus mandri, visi čia milijonus uždirba. Bet kai kažko reikia, niekas nebeturi tų lemonų. Tai žodžiu, mažiau tikėkit, ką kiti peza. Būkit optimistais. Lengvų pinigų nebūna automobilių. O ten motociklų tam perikupavime. Tai va, šaika tiek, tada ką aparatai tokie. Einam valyt, ruošt, pardavinėti ir ant sekančio video bus tokia viena naujiena. Biški nepalieku visai perikupavimo, bet tokia jungiasi įdomesnė irgi, pavadinkim perikupavimas, bet visai kita sfera. Tai va, bandysiu ten parodyti, kaip kas ką, jeigu bus įdomu, nu žodžiu, kažkaip taip, tai все. Mažiau kalbų, lekiam į kaimą su šeima. Čiau.